Sveiki, čia laida Iš kur žinai. Šiandien kalbame apie tarpkultūrinius skirtumus. Kodėl jūsų manymai pradedami nesutarimai tarp tautų? Manau, kad tarp tautų nesutarimai prasideda dėl religinių, kultūrinių arba rasinių skirtumų. Iš tikrųjų tai nežinau, bet galvoju gal dėl nesupratimo, vienas kitų, netolerancijos ir nebendravimo. Nesutarimai tarp tautų. Aš manau, jog tai nėra nesutarimai, o žmonės tiesiog nebemoka įsigilinti į kitus, į jų supratimą, į gyvenimą ir niekas tiesiog nebemoka gyventi. Todėl mes turime toleruoti kitus, turime išmokti gerbti ir turime suvokti, kodėl mes egzistuojame šioje žemėje. Kodėl jūsų manymai prasideda nesutarimai tarp tautų? Dėl įvairių priežasčių. Tarkim, dėl to paties ir vyksta karai. Dažniausiai nesutarimai būna dėl kokio nors resursų esančių toj šalyje, tarkim naftos. Labai dažnai dėl to karaujama, ypač dykumose. Dar dažnai nesupranta vieni kitų. Ypač dažnai ko nepasidalina. Dažniausiai valdžia, kai jungiasi įvairias sąjungas, tai paskui kurie nors nori būti lyderiais. Ir dėl tos vietos visą laiką pešasi ir dažniausiai visos tos sąjungos po kiek laiko sunyksta. Ko turime imtis, kad sustabdytume konfliktus tarp tautų? Būti geresniems ir, manau, gal daugiau bendrauti su kitomis tautomis ir apskritai daugiau su žmonėmis, nes man taip atrodo, kad mes per mažai bendraujam. Manau, kad turėtume būti atlaidesni kitiems papročiams, religijoms įvairio ir nekreipti dėmesio į odos spalvos skirtumus. Nesutarimai tarp tautų. Aš manau, jog tai nėra nesutarimai, o žmonės tiesiog nebemoka įsigilinti į kitus, į jų supratimą, į gyvenimą ir niekas tiesiog nebemoka gyventi. Todėl mes turime toleruoti kitus, turime išmokti gerbti ir turime suvokti, kodėl mes egzistuojame šioje žemėje. Kokiu tikslu žmonės emigruoja? Emigruoja dėl pinigų, o kai kurie tai manau, kad dėl nesutarimų Lietuvoje, o gal ieško naujų perspektyvų. Dėl įvairių priežasčių. Dauguma, žinoma, emigruoja dėl geresnio gyvenimo, ieškodami darbo, mokytis, taip pat neturėdami kito pasirinkimo. Tarkim, jei padarai kokį nusikaltimą ir tavęs ieško policija, neprotinga būtų slėptis toje pačioje šalyje. Dažniausiai išvažiuoja į kitą pasaulio kraštą ir stengiasi niekada nesugrįžti. Savo norų išvažiuojantis, dažniausiai, kaip minėjau, dėl darbo arba dėl mokslų, pasilieka dėl to, kad pamato arba jog ten geresnės sąlygos, arba kai visiškai prastai pasidaro įgimtinė. Ačiū. Kokiu tikslu žmonės emigruoja? Nekomentuosiu. Ačiū. Dėl daugo, kitose šalyse būna pigesni daiktai, pigesni baldai, pigesni rūbai. Galima emigruoti dar dėl to, kad susipirkai su draugu. Tai tikrai priežastis. Jeigu nori, pavyzdžiui, tu esi baktas ir nori pabūti tarp juodų. Žmonės emigruoja. Iš tiesų nežinau tikslios priežasties kodėl, tačiau o kodėlgi ne? Kodėlgi neišbandžius naujų perspektyvų ir kodėl nepažvelgus į gyvenimą kitų rakursų? Tarsi prisiliesti prie naujo meno šedevro, ugdyti naujus talentus. Galbūt šioje šalyje nėra tam tikrų sąlygų, kurios galėtų užtikrinti ateitį mūsų naujiesiems talentams ir jauniesiems žmonėms, kurie yra supratingi, todėl jie ir praleidžia savo gyvenimą užsienyje. Tokia mano nuomonė. Čia buvo laida Iš kur žinai. Esu ekspertė Gabrielė.
Ne, nesuprantu. Gerai, ne, viskas. Aš gerai, daug nors baigti nesam. Kodėl jūsų manimai prasideda? Nu, Kodėl jūsų manimai prasideda nesutarimai tarp tautų? Dėl įvairių priežasčių. Tarkim, dėl to paties įvyksta karai. Dažniausiai nesutarimai būna dėl kokio nors